Kodėl ir ko trūksta, kad mūsų judesiai būtų beskausmiai ir lengvi lyg gazelės? Žinote, man teko būti Alpių kalnuose ir Šiaurės Italijoje ir būtent Šveicarijoje. Kai ją pamatai, tai jos grakštumas, elegancija, gracija, stovėti ant tokių, akmeninių uolų kelia žavesį. Taip, norisi kažko panašaus. Mes kartais pamirštame, kad kolageno gamyba jinai reikalinga ne tik išoriškai, bet ir viduje, kad su amžiumi mūsų organizmas jį mažiau gamina. Tai dėl to mes turim prižiūrėti ir save iš vidaus, kad jisai atliktų mums reikalingas funkcijas. Sulaukus 45 metų ir daugiau, kolageno organizme pradeda trūkti vis labiau. Kolageno trūkumas gali nulemti ne tik prastą sąnarių būklę, bet ir odos suglebimą, raukšles. Sutraumavus vieną sąnarį mes turim pakitimus tolimesniuose sąnariuose. Tai yra kelias, tai yra klubas ir tuomet prasideda problemos ir patologijos ir skausmai kitose sąnariuose. Tai kad mes apsisaugotumėm nuo visų šitų galimų rizikų, sustiprinti pažeistą vietą yra itin svarbu. Žmogus turi suprasti ir turi patikėti, jisai pats turi dalyvauti savo gydyme, jis turi žinoti savo gydymo planą, jis turi žinoti savo koks veiksmas ką duos. Vilnietė Neringa tą suprato tik ištikta bėdų su sąnariais. Šiandien ji nostalgiškai prisimena jaunystę, kuomet net nepagalvodavo, jo galimybę judėti reikia pradėti puoselėti kuo anksčiau, kol dar nekamuoja skausmai, tinimas ir kitos raumenų bei sąnarių problemos. Jaunystėje tai atsikeli ir viskas tavo veikia. O dabar atsikeli ir tokie, taip norisi taip timtelt, ar ten kažką paliesti, būtent. Tai vat. Judėjimas tai mano buvo visą laiką intensyvus ir šiaip aš mėgėja vaikščioti daug. Aš labai daug vaikštau, kopinėjau kalnuose, kai gyvenau Italijoje. Tas judėjimas truputėlį dingsta. Pas mane yra toksai dalykas, reiškia, ryte atsikėlusi būdavo patinusios rankos, patinusios pėdos, trupučiuką kelienai jau tokie ne visai kažkokie geri. Vat šitie reikalai prasidėjo. Nesijauti, sakykime, toks elastingas. Ir aišku, kelia diskomfortą ir tada bandai ieškoti kažkokių tai alternatyvų, išspręsti savo visas tas bėdas. Sąnarių skausmas, sustingimas, ypač rytinis patinimas, po kurio gali sąnariai padidėti ar net deformuotis, taip pat dažnas jų girgždėjimas judant. Tokią būklę medikai vadina osteoartroze. Sąnarių nudilimas, kremzlės dilimas, osteoartritas, iš tikrųjų turėtume vadinti, lietuviškai pasikrikštijo artrozę. Tai nėra vien sąnario liga, tai yra aplinkinių visų audinių liga. Ir tie žmonės kenčia labai platų spektrą tų simptomų. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis 19 metais 550 milijonų pasaulyje žmonių sirgo osteoartrozė. Iš jų daugiau kaip 70% buvo vyresni kaip 55 metų. Tai reiškia vyresnių žmonių liga. Moteris sudarė 60% sergančiųjų. Tai tas rizikos veiksnys ir būtų, kad moteriška lytis, vyresnis amžius, nutukimas, viršsvoris, visokios traumos patirtos, netaisyklingi judesiai, darbo aplinka, kur žmogų žalot gali, kažkokie kartotiniai judesiai, kitokios ligos, kaip reumatoidiniai artritai, podagra, genetika. Irgi pirmieji prožymiai pradedame matyti 4-ajam dešimtmetyje. Nesustabdoma liga jinai yra. Mūsų kūnas jisai yra nuolat pripratęs judėti, nuolat pripratęs eiti, minti, lipti, analizuoti savo padėtį erdvėje. Ir kada mes neturime šito judesio, normalu, kad tam tikros funkcijos sutrinka. Tai yra raumenų skausmas, yra sąnarių paslankumas, mobilumas, jie sumažėja. Ir tam, kad kūnas save apsaugotų nuo galimų traumų, tai jo pagrindinis simptomas yra skausmas. Jis tiesiog yra siunčiamas ir jis išlieka tam, kad kūnas save saugotų. Jeigu yra sąnarys padilęs ir ten jau deformuotas, jau ten kaulinės išaugėlės, osteofitai formuojasi ir erzina aplinkinius audinius, tai galima išgydyti, reikia išoperuoti ir pakeisti. Bet kartais dar nėra netėjo laikas žmogui. Reikia kažkaip padėti, panaikinam simptomą,
o toliau jau žmogus turi žiūrėti pats. Arba jis lauks kito pablogėjimo, arba bando jau tada natūraliom priemonėm. Apie kolageną sužinojau tai jau ganėtinai senai, nes žmonės kalba, žmonės kažkaip jį bando vartoti. Taip ir atėjo tas metas, kai sugalvojau, kad reikia ir man jį pabandyti. Ir žinant, kad yra tam tikri papildai, kuriuose yra didelis kiekis iš tikrųjų kolageno, manau, kad tai yra geriausia išeitis. Kolagenas yra viena iš sudėtinių medžiagų, kuri duoda tvirtumą ir mūsų kremzlėms, ir kaulams, ir sąnariams, jeigu šiuo atveju tiksliau tai būtų antro tipo kolagenas. Iš tikrųjų, kolagenas pradeda pas mus mažėti nuo 20 metų amžiaus, netgi iš tikrųjų yra patariama gan anksti pradėti vartoti tam, kad papildyti jo atsargas. Vyresnėme amžiuje taip pat tai yra itin svarbu tam, kad išlaikytumėm visų struktūrų paslankumą. Tas kolagenas, kuris yra kapsulėse, aš tikiu, kad tai yra labai gera alternatyva. Būtent Gemze dėl to, kad tai yra šveicariškas produktas. Šveicarija jau turbūt pati kalba už save, kad tai yra labai švari šalis, labai ir kultūra jų visa, ir jų atsinešimas į mediciną. Šveicariškas maisto papildas Cemio Gemze vienintelis produktas rinkoje su grynos formos pirmo ir antro tipo kolagenais bei vitaminu C. Ką reiškia grynos formos kolagenas? Tai tokio pavidalo kolagenas, toks pat kaip ir natūraliai randamas mūsų sausgyslėse, raiščiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Grynos formos kolageną esantį Cemio Gemzės kapsulėse organizmas lengviau apdoroja. Tačiau yra ir dar vienas pranašumas – produktą reguliariai vartojant organizme atsistato kolageno gamyba. Kolageno trūkumas sąnariuose, kauluose, kremzlėse gali lemti didesnį traumatizmą. Mes privalome aktyvuoti raumenyną, privalome įjungti propriorecepcinės sistemas, papildyti organizmą papildais, viskas dirba kompleksiškai. Kolageno kiekio esančio vienoje Cemio Gemze kapsulėje visiškai pakanka pilnai aprūpinti organizmą visai dienai. Pirmo tipo kolagenas yra pagrindinė jungiamojo audinio raiščių, sausgyslių, kaulų sudėtinė dalis. Jis formuoja stiprų, įpintą virvę panašų skaidulinį audinį, kad raiščiai ir sausgyslės galėtų pakelti smarkų tempimą. Pirmo tipo kolagenas sudaro iki 90% visų kolagenų kūne. Šios medžiagos daug yra ir odoje. Antro tipo kolageno daugiausia randama sąnarių kremzlėse, kuris priešingai iš labai plonų skaidulų formuoja tankius erdvinius tinklus, nes kremzlės spaudžiant jas apkraunama visomis kryptimis. Šis kolageno tipas sudaro iki 70% sausos kremzlės masės. Cemio Gemze papilduose esantis vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų, kremzlės ir odos funkcijai susidarimą. Pakuotėje yra 2 mėnesiams ir labai patogu, atsikėlė ryte ar kaip kam patogiau vakare, išgeri kapsulę ir tiesiog gyveni toliau savo gyvenimą. Ir po 2 mėnesių matosi rezultatas, nes nėra taip patinusios pėdos, gražiai lankstosi pirštai. Tu keliesi jau nebegalvodamas apie tai, kad ten kažkas tau skauda. Tu irgi daraisi elastingesnis, daraisi grakštesnis, kaip ta pati Gemze kalnų. Aš patenkinta ir aš labai rekomenduoju ypatingai judantiems žmonėms. Cemio Gemze rekomenduojama vartoti ir visiems vyresnio amžiaus žmonėms, nepriklausomai nuo jų fizinio aktyvumo ir žmonėms turintiems viršsvorio, dėl kurio stipriai apkraunami kelių, klubų bei stuburio sąnariai. Mums svarbu susigrąžinti judesį, svarbu susigrąžinti gyvenimo kokybę.